Upytės tradicinių amatų centras ypatingas yra tuo, kad žmonės, kurie dirba, jie dirba iš šertės. Ne dėl šventės, ne dėl etiketės, bet iš šertės, su pasitikėjimu vienas kitam. Jaučiasi kaip šeimoj. Tai gal jaučiu, kad nėra falšo. Tai yra tikra. Tikra. Kaip ir molis. Įkėlimą esu nuo Panevėžio krašto, dabar gyvenu Biržų rajone. Kurį laiką galvodavau, stebėjau, kaip šitas amatų centras veikia, mane jisai domino. Ir kai Aušra pakalbino, ji buvo labai maloni. Ir aš tiesiog sutikau ir prisijungiau. Šis centras yra ypatingas tai, kad aš kiek galiu visada sugrįžtu čia, nes čia yra labai gera aura, labai geri žmonės, kurie labai nuoširdžiai priima ir kurie dirba taip, kad dirba iš idėjos, o ne tik tais dėl kažkokio pliusiuko. Tai tikrai labai smagu ir aš kai tik tais galiu, kai tik tais yra laiko, visada čia atvažiuoju ar edukacijas vesti, ar dalyvauti šventėse, bet čia yra labai gera. Apie centro direktorę, tai aš galiu pasakyti pačius geriausius, šilčiausius žodžius, nes tai toks šiltas ir mielas žmogus, kuris visada atranda gerą žodį pasakyti ir visada pamotyvuoja. Ir šitas židinys jo sukurtas šitame amatų centre, tai tik tais, man atrodo, jos dėka. Esu Aušra Sidorovienė, Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centro padalinys tradicinių amatų centro Upytės kaime vadovė. Upytės tradicinių amatų centras įsikūręs nedideliame kaimelyje Panevėžio rajone, Upytės seniūnijos centre Upytėje, kurį liaudiškai taip galima vadinti bažnytkaimiu. Tai yra lokalus centras, tai nėra didmiesčio centre ar nedidelio miestelio, todėl centras būria bendruomenę ir yra sukurtas tam, kad aktyvinti tradicinio amatų pažinimą, tradicinių produktų, amatininkystės produktų kūrimą, mokytis tradicinio amatų, prisiminti tradicinius amatus, taip pat puoselėti linininkystės tradiciją. Ir žinoma, skatinti amatininkus, kad atsirastų kuo daugiau pameistrių. Tai labai svarbu, kad jaunoji karta ateitų pas mus, burtųsi pas mus, mokytųsi senųjų amatų ir meistrai galėtų perteikti savo žinias, tokiu būdu puoselėdami tradicinius amatus. Renginių gausa ir lankytojų gausa šiais metais buvo neįtikėtina. Ir tie renginiai nebuvo labai dideli, masiški, bet buvo labai jaukus ir labai kryptingi. Šie metai džiaugsmingi dar ir dėl to, kad mes nenustojame gyventi ir gyvuoti etninės kultūros ritmu, kad vis daugiau ir daugiau žmonių jungiasi į mūsų ratą. Ir tie amatininkai, kurie atvažiuodavo pas mus nedrąsiai, tarsi svečiai, patampa mūsų šeimos nariais, patampa bičiuliais, kurie atvažiuoja ne dėl to, kad galės turgelėje parduoti gausiai ir parsivežti atlygį už savo darbą, bet jie atvažiuoja dėl to, kad nori susitikti. Ir tai turbūt yra svarbiausia, nes kai kūrėsi amatų centras, mūsų tikslas ir buvo burti amatininkus bendrystėje, dalintis patirtimi vieni su kitais, kad jie įgytų kuo daugiau pameistrių. Tai šiuo metu amatininkai iš tikrųjų jaučiasi čia puikiai ir jie sako, jeigu čia ir vėsoka tam jūsų turgelė, bet mes norim susitikti, mes norim pamatyti vienas kitą. Kuo norim pasidžiaugti, šiemet pas mus amatų centre visą savaitę šurmuliavo jaunieji amatininkai, nes čia vyko Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis stovykla, kur mokytojai atsivežė savo mokinius. Vienas iš gausiausiai mūsų lankomų renginių, kurį mes organizuojame ir būrėme
sertifikuotus tradicinio amatų meistrus, amatininkus, tautodailininkus, kulinarinio paveldo pateikėjus. Tai yra žolinės atlaidų šventimo tradicija Krekenavoje, kur pačią pagrindinę 15 žolinės dieną mes organizuojam Kermošių tautinio paveldo kertę. Ir čia mes sulaukėm iš tikrųjų didžiausio susidomėjimo. Labai smagu, kad amatininkai įsijungia į šitą veiklą ir tai darome ne 1 metus, berods šiemet skaičiavom 3 metus rengiamas buvo renginys ir galvojame taip tęsti ir tęsti. Svajonės. Vis dėlto svajoju, kad tie mūsų amatininkai, auksarankiai, kurie dar neturi sertifikatų, kitais metais sulauktų kalėdų su sertifikatais rankose. O dar kita svajonė, kad žmonės burtųsi, kad jiems čia būtų gera, kad nenustotų ateiti pas mus mažieji, mūsų ugdytiniai, pameistriai būsime. Ir kad mes vienas kitą gebėtume atpažinti, kur bebūtume, iš žodžio, iš maldos, iš audimo rašto.